Viena kubietė informatorė labai vertinga nutraukė tylą per savo šeimą po Hadeso Lastreso Moreiros arešto Majamyje. Anijos Gilerminos Lastris Moreiros sesuo, brigados generolė susijusi su aukščiausiųjų Kubos režimo ekonominiu vadovavimu ir pagrindinė GS figūra. Šį šeštadienį 2026 m. gegužės 23 d. byla įkaista, nes Markas Rubijus nusitaikė į jos nuolatinio gyventojo statusą. Amerikos agentai jau yra ją sulaikę. O sūnus Ernestas Carvajalis Lastras pasirodė sakydamas, kad negali susisiekti su motina ir kad ji būtų izoliuota. Šis įvykis neskamba kaip paprasta imigracijos problema. Tai skamba taip, lyg Vašingtonas pagaliau žengtų į teritoriją, kurioje Havana labiausiai stengiasi slėptis. Pinigai, nekilnojamasis turtas, įmonės ir komunistų elito šeimos nariai, kurie gyvena patogiai, kol Kubos žmonės susiduria su trūkumu, elektros tiekimo sutrikimais ir baime. Ką Hades veikia Jungtinėse valstijose? Kodėl Rubijus nusprendė veikti būtent dabar? Kaip šis areštas gali atverti kelią pasiekti kitus su Kubos režimu susijusius asmenis? Daugelis žmonių vis dar mano, kad turint CNPŽ, paskyrą Instagram ar net svetainės domeną, verslo pavadinimas jau yra apsaugotas. Tačiau tai neveikia taip. Tiesa paprasta. Prekės ženklas tikrai priklauso jums tik tada, kai jis yra užregistruotas INPI. Be šios registracijos bet kuri įmonė gali bandyti naudoti tą patį pavadinimą, ginčyti jūsų tapatybę ir netgi sukelti pavojų viskam, ką sukūrėte. Štai kodėl MoveOn įsitraukė į šį procesą. Jau daugiau nei 10 000 apsaugotų prekės ženklų, 100% aptarnavimas internetu ir veikla daugiau nei 17 šalių. MoveOn tapo prekių ženklų registravimo etalonu ir tai yra įmonė, kurią visiškai pasitikiu. Todėl nelaukite, kol iškils problema, kad pradėtumėte ieškoti sprendimo. Apsaugokite savo verslo pavadinimą jau dabar. Nuoroda yra aprašyme ir šiame QR kode ekrane. Adis Lastras Moreira buvo sulaikyta imigracijos ir vidaus saugumo tyrimų agentų Majamyje. Ji yra Anijos Gilerminos Lastris Moreiros, brigados generolės ir vykdomosios GS prezidentės, karinio konglomerato, kuris kontroliuoja pagrindinės Kubos ekonomikos sritis, sesuo. Sulaikymas įvyko gegužės 21 dieną, o JAV valdžios institucijos teigia, kad Adis vis dar laikoma suimta. Šis sprendimas yra itin jautrus, nes Adis į Jungtinės valstijas atvyko kaip nuolatinė teisėta gyventoja 2023 m. sausio 13 d. JAV vyriausybė teigia, kad nėra jokių įrašų apie Adis prašymą suteikti JAV pilietybę ar išduoti JAV pasą. Markas Rubijus panaikino jos nuolatinio gyventojo statusą, remdamasis vertinimu, kad jos buvimas gali kelti grėsmę JAV užsienio politikos interesams Kubos atžvilgiu. Tylą nutraukė jos sūnus Ernestas Carvajalis Lastrasas, JAV pilietis. Jis sakė, kad nepavyko susisiekti su mama, teigė, jog ji yra izoliuota ir pasakojo ieško advokatų, kad suprastų, kokį įstatymą galėjo būti pažeista. Šeima buvo sukrėsta, tačiau šis atvejis neapsiribojo tik šeimos drama. Areštas tapo politinė Vašingtono žinutė prieš su Kubos režimu susijusius tinklus pačioje Floridoje. Rubijus sakė, kad Hadesas valdė nekilnojamojo turtą ir gyveno Floridoje, tuo pačiu metu padėdamas Havanos komunistiniam režimui. Jis pareiškė, kad Jungtinėse valstijose nebus vietos užsieniečiams, kurie kelia grėsmę nacionaliniam saugumui ir gyvena prabangoje. Ši frazė nuskambėjo svariai, nes ją pasakė Amerikos diplomatijos vadovas, o ne politinis komentatorius. Svarbiausia yra tai, kad Vašingtonas taikosi į finansinį tinklą, o ne tik į pavardę. Nacionalinio saugumo tyrimų departamentas pareiškė, kad leidus Hadesui likti Jungtinėse valstijose, būtų siunčiama žinia, kad Hadesas su Kubos režimu susiję tinklai galėtų toliau naudotis Amerikos finansinėmis, švietimo ir socialinėmis institucijomis. Trump administracijai ši duris reikėjo uždaryti, kol jos netapo saugių prieglobsčių žmonėms susijusiems su Havanos valdžia. Šeimos ryšys svarbus, nes Anija Gilermina Lastris Moreira užima vieną iš galingiausių postų Kubos struktūroje. Ji vadovauja GS grupiai susijusiai su revoliucinėmis ginkluotosiamis pajėgomis. Kuboje veikianti turizmo, bankų, perlaidų parduotuvių, viešbučių, logistikos ir prekybos užsienio valiuta srityse. Rubijas kaltina šį konglomeratą veikiančių kaip valstybė valstybėje, kaupiant pinigus ir privilegijas, tuo tarpu paprasti kubiečiai susiduria su maisto, vaistų, kuro ir elektros trūkumu. Ši byla taip pat įgavo pagreitį, nes Hades pasirodo susijusi su nekilnojamojo turto verslu Floridoje.
Naujienose cituojami įrašai rodo ryšius su tokiamis įmonėmis kaip Remas Investments LLC ir Santa Helena Investments LLC, kurios užsiima nekilnojamojo turto investicijomis bei nekilnojamojo turto pirkimu ir pardavimu. Prieš išvykdama iš Kubos, ji taip pat, kaip teigiama, administravo turistinės nuomos nekilnojamąjį turtą Havanoje, įskaitant butus, kurie buvo skelbiami apgyvendinimo platformose. Dabar pagrindinis klausimas šioje byloje yra paprastas. Ar šios įmonės buvo tik privatus verslai, ar jos buvo didesnės sistemos susijusios su Kubos režimu dalis? Būtent tai valdžios institucijos turės įrodyti procese. Būti galingos vadovės seserimi vien to gali nepakakti viskam pagrįsti. Tačiau Baltieji rūmai ir Rubijus atrodo tiki, kad visas paveikslas rodo kažką daugiau – šeimos ryšius, turtą, verslus ir artumą su elitu, kuris kontroliuoja Kubos ekonomiką. Imigracijos advokatas dalyvavęs diskusijoje paaiškino, kad valstybės sekretorius gali panaikinti leidimą nuolat gyventi. Tai reiškia, kad Hadesa susiduria ne tik su įprastu sulaikymu. Ji įsivelia į teisinį ir politinį ginčą, kuriame Amerikos vyriausybei teks įrodyti, kodėl jos buvimas Amerikos teritorijoje kelia grėsmę nacionaliniams interesams. Šeimos gynyba bando pateikti bylą kaip valdžios piktnaudžiavimą ir aiškaus paaiškinimo stoką. Ernestas tvirtina, kad dirba, moka mokesčius ir tikėja gyvena šalyje, kurioje institucijos yra gerbiamos. Tačiau Vašingtonas į šį įvykį žiūri kitų kampų. Ne kaip į kubiečių šeimos vidaus problemą Majamyje, o kaip į puolimo dalį prieš struktūrą, kuri palaiko Kubos režimą. Areštas įvyko iškart po naujų JAV sankcijų Kubos kariniam režimui ir jo ekonominiams veikėjams. Gegužės pradžioje valstybės departamentas paskelbė priemonės prieš asmenį susijusius su Gaesa, įskaitant Aniją Gilerminą Lastres Moreira. Oficiali priežastis buvo nutraukti prieigą prie neteisėtų lėšų ir daryti spaudimą kariniai elitai, kuri pasak Vašingtono naudojasi strateginiais sektoriais savo praturtėjimui, kol gyventojai kenčia. Šis momentas taip pat padidina politinę veiksmų svarbą. 2026 m. gegužės 20 d. JAV pareigūnai Majamyje paskelbė kaltinimus Raul Castro ir kitiems susijusiems su lėktuvų numušimu. Iš grupės Hermanos al Rescate 1996 metais, kai per šį įvykį žuvo 4 žmonės. Kitą dieną Gaesa vadovės sesuo buvo suimta. Kubos režimui tai atrodo kaip apsuptis, o Rubio tai supranta kaip žinutę. Baigėsi laikai, kai Kubos sistemos sąjungininkai galėjo ramiai vaikščioti, kol sala grimzdo. Skirtumas dabar tas, kad spaudimas persikėlė iš kalbų į asmeninę, migracinę ir finansinę sritį. Baltieji rūmai naudoja šį epizodą, kad sustiprintų tiesioginę politinę tezę. Kubos krizė nėra pinigų trūkumo pasekmė. Tai yra karinio elito vykdomas pinigų užvaldymas. Rubijus sako, kad kubiečiai gyveno nuolatinėse elektros tiekimo sutrikimuose ir trūkume. Tuo tarpu Gaesa kaupia turtus, viešbučius, bankus, perlaidas ir strateginius verslus. Ši pasakojimo linija rezonuoja su Floridos kubiečių amerikiečių baze ir spaudžia Havaną jautrioje vietoje – elito piniginėje. Havanai lieka skaudus įspūdis. Moteris, kraujo ryšiai susijusi su ekonominiu ir kariniu salos elitu, buvo sulaikyta Amerikos teritorijoje. Jo šeima turėjo viešai pasisakyti, o Markas Rubijus įtraukė šį atvejį į kovą su Kubos komunistinio elito pinigais, privilegijomis ir tarptautinę apsaugą. Aš esu Masonas Alvisas, Global internacionalistas ir mano tikslas yra kasdien jūs išsamiai ir teisingai informuoti. Naujienų nuorodos yra vaizdo įrašo aprašyme. Paspauskite patinka šiam vaizdo įrašui, užsiprenumeruokite kanalą ir pabaigoje peržiūrėkite komentarus, kad dar labiau įsitrauktumėte į Masono Alviso bendruomenę. Kita.